Sveiki gyvi visi. Malonu matyti daug žmonių prisijungusių prie webinaro ir dalis turbūt žiūrės vėliau irgi įrašus. Šiandien jūs esate HR Help with MELP webinare perdegimas be akivaizdžių signalų, kaip tyliai pasitraukia geriausi darbuotojai. Aš esu MELP bendrai kūrėjas Vidmantas Šiugždinis ir mūsų svečias šiandien yra psichologas, emocinės sveikatos specialistas ir iniciatyvos pauzė įkūrėjas Paulius Rakštikas. Sveiki. Tai tema tikrai aktuali, matėme ir iš registracijų kiekio, ir susidomėjimų, papildomų klausimų. Tai turime 1 valandą planavimui, tiesiog turėkite omeny, kad nuo 11 iki 12 šiandien bendrausime, klausimus galite užduoti ir čiate šio webinaro ir vėliau pasiliksim laiko klausimams tiesiogiai. Tai rašykite, kai tik tai jau matysite, kad yra svarbus klausimas, kurį norite paklausti. O trumpą įžangą apie šią temą aš gal tokią paminėsiu, kad iš tikrųjų perdegimas atrodo dažniausiai eskaluojama ir apie jį kalbama tada, kai jau žmogus nebepajėgia dirbti, kartais net tiesiog negali atsikelti iš lovos. Tačiau organizacijose dažnai matom ir kitą scenarių. Pavyzdžiui, žmonės tiesiog patylomis atsitraukia, išlieka funkcionalūs, atlieka užduotis, bet jo jau kaip ir nebėra. Tai gal, Pauliau, pradėkime nuo tokio svarbaus, paprasto, gal sudėtingo klausimo. Kaip tu manai, kaip apibrėžti galėtumėm, kas yra tylus perdegimas, kaip tu savo praktikoje įmatai? Taip, gal prieš atsakant, aš galvoju, užduokim gal kokį klausimą vieną kitą čia susirinkusiam ir skatinu dalintis klausimais, komentarais į chatą. Mes galbūt taip labiau gyvesnį padarysim šitą formatą ir galėsim aktualiau sureaguoti. Prieš einant į temą, nes reikia suprasti, kad mes einam į tokią klampę temą tuo atveju, kad labai sunku susitarti visų pirma, gal ir reiktų susitarti, apie ką mes tiksliai kalbam. Na, pateiksiu pavyzdį. Jeigu tai yra apie iš esmės savijautos tema, ne, tai kaip pagerinti žmogaus savijautą, mes galim suprasti, kad galima štai ir darbo kėdę pasikeisti į patogesnę, galima, nežinau, gyvenamą vietą pakeisti, galima namus pakeisti. Tai gali būti pokytis labai, labai mažas ir labai didelis ir vieną ir kitą galima sakyti, kad pagerina savijautą. Lygiai taip pat, kai mes kalbam apie perdegimą, mes kalbam apie kažką tokio su daug ingredientų ir kartais tampa sunku apsibrėžti, apie ką mes kalbam, nes kartais yra keli faktoriai kaip esminiai, kartais yra visa jų puokštė ir tai dar apsunkina tą susikalbėjimą. Bet bandant susisiaurinti, aš noriu užduoti štai visiems čia susirinkusiems tokį savo turiu čia 2 klausimus, kuriuos norėčiau užduoti. Vienas, neprisirišant prie darbo, jeigu taip suformuluočiau, kiek jaučiate prasmės apskritai kasdienybėje gyvendami, veikdami. Kažko nefilosofuojant, nebandant kažkaip čia dabar aiškinti, kas tai, kiekvienas įdėkim savo prasmę, tiesiog kiek aš jaučiu prasmės kasdienybėje. Ir pabandykit tą skaičių savo įvardinti, štai prasmė darbe, gerai, čia matau tokį galim ir tokią formuluotę paimti, prasmė darbe, bet plačiau, ne savo siauroj komandai, ne savo skyriui, bet apskritai savo profesiniam pasirinkime, tuomet formuluokim taip. Ir nuo 1 iki 10, kai 1 visiškai jos nejaučiu, o 10 esu absoliučiai pilnas jausmo, jog tai yra prasminga. Ir gal galit balsuoti, aš irgi štai balsuoju, matau irgi skaičiu. Tikslinuosi, ar visi matote, gal galit kas sureaguoti, kad matot ir... Matau, kad jau daug balsavimų ir byra, tai... Viskas aišku, tai Vidmantai vadinasi, pats matai daugiau negu aš, tai viskas gerai. Taip, matau, kad jau 60 žmonių prabalsavo. Labai gerai. Tai spontaniškai ir štai mes turim skaičius, nuostabu. Skaičiai yra nuo 3, matau, iki 10. Daugiausiai yra
tie tokie labiausiai mistiniai skaičiai tarp 7-8. Šaunu, kad yra 10-ukų, 9-ukų, tai sveikinu jūs, jums gera gyventi, ne? Kitiems yra kažkokių išlygų. Ir tie, kas parašėt mažesnius balus, galit patyrinėti, o ko trūksta iki to dar papildomo balo. Gal jūs turite savo labai konkretų net pasakymą, kažkokią žinę, ko man konkrečiai trūksta. Ir gali būti, kad tai, ką jūs sugebėsite įvardinti ir bus galbūt dalis šiandienos turinio, apie ką mes kalbam ir galėsim pagryninti. Ir kitą klausimą užduočiau siauriau, jau galvojant apie savo siauresnį veikimą darbe, galbūt savo komandą, savo užduotis, savo tą tokią artimą aplinką. Ir klausimas būtų, kiek aš esu įsitraukęs, kiek jaučiu nuo 1 iki 10, lygiai taip pat, kai 1 esu visiškai neįsitraukęs ir 10 esu pilnai įsitraukęs ir taip tarsi jaučiu, kad laikau visus kampus, jaučiu tame, kur esu, jaučiu tokį nuolatinį santykį su tuo, kur esu. Ir irgi spontaniškai dėkite skaičių. Patikslinu tik, kad apklausa anoniminė, tai drąsiai balsuokite, kaip jaučiatės. Taip. Na štai, žiūriu, tie skaičiai, gal šitaip lyg pirmas vaizdas, kad šiek tiek į didesnę pusę negu pirmas klausimas. Taip, ir lygiai taip pat galima paklausti savęs, ko trūksta tuose skaičiuose, jeigu tai yra ne 9, ne 10, 9-10 atsikabinam nuo jūsų, mokomės iš jūsų, linkim gero tęstinumo. O ko trūksta, jeigu štai yra skaičiai 3, 4, 5, 6, tai yra akivaizdus signalas, kad kažko labai akivaizdžiai trūksta, kad aš galėčiau jaustis įsitraukęs. Kas tai yra per atsakymai? Gal jūs ir aiškiai nežinot, bet galit patyrinėti. Patyrinėti galima tokiu būdu, klausiant savęs, jeigu tai įvyktų, ar aš daugiau galvoju įsitraukčiau. Jeigu tai atkristų, gal aš tuomet labiau įsitraukčiau. Tarsi pažaisti savo galvoj su variantais. Tai ačiū už atsakymus. Daugmaž vaizdas aiškus. Ir dabar jau keliauju prie Vidmanto klausimo apie perdegimus. Žinau, tas perdegimo žodis ir visas konceptas jau jam apie 50, gal ten plus metų ir jo supratimas, jo naudojimas, jisai irgi kinta priklausomai nuo konteksto, netgi keičiasi pas perdegimo kaip žodžio, kaip koncepto supratimas, kokie ingredientai jo yra. Tai kai mes kalbam apie tylų perdegimą, tai nėra iš vienos pusės jokia naujovė, nes istoriškai tai buvo ingredientas klasikinio perdegimo. Aš gal taip ir vartosiu žodyną. Klasikinis perdegimas ir tylusis perdegimas. Tai tylusis perdegimas yra kaip ingredientas, bet mes apie jį galim kalbėti vis stipriau, nes jeigu tas ingredientas dėl tam tikrų aplinkybių užima vis didesnę dalį klasikiniam perdegime, tai galbūt mes jau kalbam apie kažkokį atskirą reiškinį. Tai klasikinis perdegimas labiau yra siejamas su išsekimu, emociniu, fiziniu, dar bendriau, jeigu pasakyti, pats žodis perdegimas, apie ką čia iš vis kalba? Tai kalba yra apie kažką užsitęsusio. Čia yra toks paprastas ir svarbus akcentas, kad kažkas užsitęsė. Dabar klausimas, kas užsitęsė. Ir klasikiniu atveju, tai mes kalbam labiau apie tam tikrą įtampą, stresą, tam tikras aplinkybės, kurios mane mobilizuoja įdėti daugiau pastangų veikime. Ir tai paprastai yra, Vidmantai, gal aš čia per daug išsiplečiu. Ne, viskas tvarkoja. Tai aš taip pradžioje šiek tiek daugiau pakalbėsiu, mes paskui gal daugiau į dialogą galėsim perėti. Tai klasikinis jis yra labiau apie išsekimą dėl padidėjusios mano įdedamų pastangų efekto.
Ir tos pastangos, jos gali būti štai. Dažniausiai žmonės galvoja apie krūvį, apie apimtį, apie tempą, apie sudėtingumą ir užduočių įvairumą, apie nuolatinį dėmesio perkelimą prie labai skirtingų užduočių. Tas toks jausmas, kad esu išsitaškęs, nespėju, neapriepiu, daug visko. Na, tarsi daug visko yra va, to klasikinio perdegimo toks vizitinė kortelė, daug visko neapriepiu ir tai skatina išsekimą. Tuo tarpu tylusis perdegimas, jis yra labiau apie atsiribojimą, atsitraukimą ir tai nebūtinai turi būti kartu, nors tai gali būti kartu su išsekimu. Tai klasikiniu atveju tas tylusis yra kaip ingredientas, irgi žmogus, irgi ilgainiui, irgi atsiriboja, irgi tyliai nedalyvauja, mažėja jo krenta įsitraukimas, jisai nenori įsitraukti ilgalaikius projektus, na ir panašiai. Tuo tarpu, jeigu bandom atskirti, tai žmogus jis gali būti pakankamai energingas, jis puikiai susitvarko su užduotim, jo nėra problema disbalansas veikimo kaip funkcionavimo. Labiau yra išryškėję tie faktoriai, kurie numuša jam ūpą, dingsta prasmė, dingsta noras, dingsta motyvacija. Čia daug tokių panašių žodžių, bet skirtingas žodis gali įdėti kažkokį skirtingą prieskonį. Tai tarsi jėgų turiu, bet nenoriu jų dėl kažkokių priežasčių naudoti. Aš jas pradedu saugoti. Ne? Tai čia gal ir sustosiu, Vidmantai, gal užteks. Ir aš manau, kad tu ir paminėjai šiek tiek jau ir net ir apie tuos požymius, kurie pasireiškia gal anksčiau negu tas emocinis artizinis lūžis, bet aš galvoju, įdomu turbūt ir pasigilinti, jeigu kalbam apie geriausius darbuotojas. Kaip galvoji, o kodėl geriausi darbuotojai galėtų būti labiau linkę išsijungti tyliai, o ne, pavyzdžiui, konfliktuodami? Čia labai daug galimų atsakymų. Kalbant, pavyzdžiui, apie kartas, čia vieni mėgsta tą kartų temą, kiti nemėgsta, vieni sako, jinai yra, kiti sako, jos nėra. Čia vėlgi daug tokių visokiausių aspektų atsiranda. Bet mes galim taip pagalvoti, kodėl žmogus tyliai prieštarauja. Ir galim suprasti, kad čia gali būti tiek asmenybinės priežastis, jis labiau toks žmogus, jisai nekonfliktiškas, ar ne, jis gyvenimiškai jo patirtis yra tokia, kad jisai nepratęs kažkaip tiesmukai eiti į konfliktą ir dėl to jis tai veikia. Tai reikia suprasti, kad mes čia šiuo atveju nekalbam apie asmenybinį žmogaus tipažą, kad jisai tiesiog, jeigu jis taip tiesiog veikia, tai gali būti, kad jis tiesiog taip veikia. Čia yra labiau jo asmenybės požymis. Ne? Ir tai jau gali būti jo, jeigu jisai kaip žmogus supranta, kad jam tai trukdo, nes tai gali trukdyti. Tai tuomet jisai gali štai asmeninėse konsultacijose, asmeninio savo tobulėjimo keliu, ar nestiprinti savo tokį tvirtą budiškumą ir tiesumą, ribų brėžimą, ar net čia yra asmenybiniai dalykai. Bet kai mes kalbam apie tylų perdegimą, tai mes imam žmogų, kuris iš esmės moka būti ir tiesus, ir įsitraukiantis, jis moka dirbti, jisai moka savo kasdienybę planuoti, siekti ir taip toliau, bet dėl tam tikrų priežasčių jisai pradeda to nedaryti. Tai va čia reiktų atskirti, kad mes nekalbam apie asmenybinius žmogaus bruožus, kalbam apie epizodiškai atsirandančius. Ir tada klausimas, kodėl? Galim tada klausti, tai kodėl krenta ta prasmė arba krenta noras įsitraukti. Tai gali būti čia įvairių priežasčių, tokios paprasčiausios atrodytų yra, kai jo pastangos netneša rezultato tęstiniu būdu. Aš vis akcentuočiau tą tęstinumą. Tai reiškia, aš vis bandau, žmogiškai paprastai, tai žmonės sako paprastais tokiais žodžiais. Kad ir ką daryčiau, vis tiek tas pats. Tiek kartų jau bandžiau, nieks manęs negirdi. Tai ką čia be pakeisi?
aš ten tik mažas sraigtelis. Nu, tai aš vis tiek neturiu sprendimo galios. Na, va, bandau žmogiškai paprastai pasakyti, kaip žmonės labiau tą įdeda į tokius paprastus žodžius. Ir tada galim galvoti, kas ten tokio nutinka toj kasdienybei, kad jis taip dalinasi. Aš galvoju, matai, apie tą formą labiau, kad o kodėl ne kita forma? Kodėl tas Aha. geras darbuotojas su lyg ir įdirbiu ir savo patirtim ir gal net įtaka organizacijai, kodėl jis neina ir nebando pakeisti to, Mhm. nu, aš tik sraigtelis, ne, gal aš nesraigtelis, bet Taip. jeigu jau jisai nusprendžia, kad Mhm. aš gal šito vietoj patylėsiu. Tai Mhm. kas gali lemti tą formos pasirinkimą? Ar tu manai, kad to formos pasirinkimas jau yra tik tai pabaiga ir prieš tai buvo bandoma dažnai ir tos kitos formos, Mhm. pokyčio, pavyzdžiui? Mes visi bandom skirtingų kiekių. Net yra eksperimentai, imant žmonės ir labai drastiškai skiriasi bandymų kiekiai. Tai yra, gali žmogus pabandyti 1-2 kartus ir sakys, viskas bandžiau, neveikia. O kitas varys tol, kol tiesiog pasieks savo. Ne? Ir mes turime tokius kraštutinumus. 1-2 pabandymai ir tiesiog sienos, galvos į sieną daužimas. Ir mes visi esam kažkuriame tame intervale. Tai dabar galim tada galvoti, kas lemia bandymų kiekį. Ir žinoma yra ankstyvoji patirtis, asmenybiniai dalykai. Žinoma, kad mes tokie kaip žmonės, bet yra ir kiti faktoriai. Yra ar ta aplinka, ar man leidžia bandyti, ar jinai mane palaiko, kai aš bandau. Ar jinai labiau sako, ai klausyk, gal tu patylėk, taigi matai, kad čia nieks nesikeičia. Tiesiog nustok čia, nedrumsk bangų, ne? Tai gali būti mano asmenybiniai dalykai, mano aplinka, ar jinai mane palaiko. Tada tie, kas daro įtaką sprendimams, ar jie skatina tą mano bandymų kiekį. Tuomet, dar pabėgo viena mintis, pabėgo, gal sugrįž, kažkokią lyg auksinę mintį buvau pagavęs. Tai va, gal čia ir sustosiu, kad tai kombinacija yra asmenybinių dalykų ir aplinkos, bet čia, žinot, irgi yra tokia įdomi vieta. Kai mes kalbam apie perdegimą kaip temą, galim išskirti faktorius, kurie ją skatina. Ir tai yra, štai, labai dažnai tai yra tam tikra aplinkos įtaka. Kad aš kaip žmogus esu kažkokioje aplinkoje, kultūroje, organizacijoje, politiniai, visokioje kokioje situacijoje. Ne? Ir tie faktoriai mane pradeda veikti. Ir čia yra gana tokia subtili vieta, kai mes kaip žmonės turime įsisąmoninti, kad nepaisant kokia aplinkos įtaka, aš visuomet dalyvauju pats. Ir tas bandymų kiekis, kad ir kokia aplinka mane veikia, aš vis tiek pats darau tą bandymų kiekį. Ir kodėl tai sakau yra subtilu, nes iš esmės aš sakau, žinai žmogau, čia tik nuo tavęs priklauso, kiek tu kartų bandysi. Bet tokiu būdu aš galiu siūsti klaidingą žinutę, nors ir siunčiu tarsi teisingą žinutę. O klaidinga žinutė yra tokia, kad tarsi visa atsakomybė yra žmogui. Na ne, yra ir aplinkai. Tai čia yra labiau kombinacija. Štai, atsiminiau dar vieną mintį, kad jeigu kalbam apie klasikinį perdegimą, labiau galim kalbėti apie faktorius, tokius kaip, jau ką minėjau, ten krūvis, apimtis, toksiška aplinka, kažkokia įtampa, greitis ir taip toliau. O tas tylusis atsitraukimas, jis dažniau yra susijęs su žmogišku santykiu. Tai yra, kai aš jaučiu, kad nusiviliu tai, kad manęs negirdi, tai, kad mano pasiūlymai
nevirsta kūnu, bet nu, tai nereiškia, kad visi mano pasiūlymai turi virsti kūnu, bet tiesiog, kad jiems nėra vietos, nėra tokio formato, kad jie kažkaip virstų kūnu. Tai nežinau, ar pavyko tą pasakyti žinę, kad ar faktoriai gimsta nuo tokių labiau nesantykio dalykų, o tylusis perdegimas labiau apie tą santykį su žmonėm ir tais faktoriais. Tai yra faktoriai ir yra santykis su faktoriais. Tai čia yra labiau apie mano kaip žmogaus santykiavimą su kasdieniam užduotim. Ir labai daug turbūt reikia vidinės tokios tvirtybės ir pasitikėjimo, kad tam santykyje nenusivilt. Nu, čia toks biškiai apie nusivylimą santykiais, ar ne? Kiek aš dar investuoju į santykį, koks jis bebūtų šiuo atveju apie darbinį, kur jau sakau, nu, va, čia mano investicijas pristabdau. Taip. Aš galvoju apie organizacijas, pereinant ir gilinantis, kokios savybės gal organizacinių kultūrų galėtų skatinti, o kurios galėtų kaip tik priešingai padėti, kad nebūtų to tylaus perdegimo. Kaip pagalvokime apie tuos elgesio modelius organizacijose, kurie yra gal pavojingi ir veda link tylaus perdegimo atveju. Aš atsiverčiau, savo turiu kelis užrašus pasirašęs ir galvoju, dar pasakysiu tokį dalyką, irgi kaip apmastant šitą klausimą, kad emocinis, šiuo atveju, kai mes kalbam apie tylų perdegimą, mes kalbam, kad tai yra emocinis nuovargis arba motyvacijos sumažėjimas be krizės arba be konflikto. Tai yra, galim suvokti, kad kartais kažkas įvyksta tam tikri faktoriai ir aš dėl to labai aiškiai pradedu jausti tą užsitęsusi nuovargį, ten kaip krūvis, greitis, apimtis, įvairovė darbų ir panašiai. Bet tylusis atsitraukimas, jis labiau gimsta tokiuose subtiliuose santykių dalykuose. Gali būti, kad nėra jokių klasikinio perdegimo objektyvių priežasčių, bet vien dėl to, kad santykis su vadovu, su kolegomis, su ta aplinka, kurioje aš veikiu, jis yra nuolat mane nuvilintis. Ir čia vėl aš šiek tiek įsiklampinu, nes tas nuvilintis gali atrodyti, kad mane nuvilia. Tai yra, aš viską darau gerai ir mane nuvilia. Bet čia yra irgi abipusė kryptis. Tai yra, čia gal aš labiau savo privataus konsultavimo srityje, bendraudamas asmeniškai su žmonėm, dažnai šitą temą atrandu, kad mes visi kaip žmonės, tą girdžiu iš klientų, pats tą jaučiu kaip žmogus, turim savitą santykį su tuo, kai aplinka mums neduoda to, ko mes tikimės, to, ko mes norim. Ir labai lengva iš toj vietoj pereiti į aplinkos kaltinimą. Ir galvoti, neduoda tai, ko aš noriu. Aš manau, kad taip turėtų būti, bet neduoda. Ne? Ir organizacijose tai turbūt labai dažnas atvejis, aš taip galvočiau, nes aš galiu ateiti su idėjom, su pasiūlymais ir ta aplinka neima jų, arba, nežinau, atstumia jas, arba aš bandau ir nepasiekiu. Tai čia yra, bandau pasakyti, kad yra ir mano kaip žmogaus asmenybės tema išmokti būti atspariam atsakymams ne. Turiu minti kažkokiem atstumimam, ne? Ir tai yra tokia labiau gyvenimo tiesos priėmimo, tokio adekvataus priėmimo tema. Ir kitoj pusėje jau yra pati kultūra, patys tie žmonės, organizacija, kurie veikia irgi iš savo matymų, iš savo, nežinau, paskatų, savo motyvų. Bandau pasakyti, kad tai gali būti mano ir asmenybinis keblus santykis su nemalonė patirtim.
Ir gali būti organizacijos kultūra, kuri atmeta mano aktyvų dalyvavimą dėl kažkokių ABC dalykų. Tai kalba eina, kad tai yra kamuolys abiejose pusėse, bet visgi aš galiu labiau žaisti tik su tuo, kuris yra mano rankose. Tai čia galima ir tyrinėti savo veikimą savo organizacijai, kaip aš veikiu, kai gaunu ne tai, kas man patinka. Kad ir kas tai būtų. Atsakymas, kai man reikia papildomos pastangos. O aš galvojau, jau paruošiu ir baigsim šitą klausimą iki šios savaitės galo. Ne, pasirodo, reiks vėl viską pradėti nuo pradžių. Ar ten galvojau ateisiu ir jau tikrai tikėjau tą idėją ir jinai tikrai turėjo būti gyvendinta, bet ne, pasirodo, kad visiškai jinai buvo atmesta ir reiks vėl eiti prie naujų idėjų. Ne, gal man sunku universaliai kalbėti, nes turbūt ir visi 100 žmonių prisijungusių labai skirtingai dirba ir veikia. Tai bandau taip abstrakčiai kalbėti apie nuolatinį nusivylimą, kuris šiaip jau, bandau pasakyti, yra gyvenimo dalis. Ir dabar klausimas apie kodėl žmogus tiesiai šviesiai neina kažkaip į štai konfliktą arba tokią tiesę savo poziciją, kodėl jis jos neišreiškia. Gali būti, kad jisai neturi tokios vidinės parengties tam. Jisai tiesiog jam lengviau, nes žmogus kaip vanduo neteka, tarsi kur lengviau. Tai gali būti jam lengviau nutilti, lengviau atsitraukti, lengviau išeiti iš darbo, lengviau nutilėti, negu prieštarauti, siūlyti dar kartą, nepasiduoti ir panašiai. Tai yra tiesiog lengviau. Jaučiu, kad vėl ilgai kalbu. Ne, viskas tvarkoja. Aš galvoju, turbūt yra dviejopos situacijos. Kartais žmogus neina į konfliktą, o kartais jis eina ir po to konflikto atsitraukia. Arba eina kažkiek kartų į konfliktą ir sako, na gerai, aš jau čia nebenoriu dar kartą to eskaluoti, aš jau pasisakiau, aš dabar jau patylėsiu. Tai net jeigu jis ir turėjo vidinės stiprybės, galbūt ta aplinka ar situacija jį šiek tiek palaužė, jis atsitraukė, susirinko daiktus ir nusprendė tyliai pabūti. Nors prieš tai ir gal net tuo metu jis yra vienas iš dar produktyvių, dirbančių, rezultatyvių žmonių, gerbiamų organizacijų. Bet jeigu kalbėt apie personalo darbą ir organizacijos kultūrą, aš galvoju, tai tokios situacijos, kaip jos galėtų atsirasti. Reiškia, kažkokie tai vidinės komunikacijos dalykai, ar ne, galėtų lemti, kad žmogus bandė atsitraukti arba net nebandė. Ko čia pritrūko? Padrąsinimo, bandyti ar paklausimo asmeninio, o ką tu galvoji, liktai pratylėjai, nežinau, šitam susirinkime. Aš galvoju, kaip tokių praktinių duoti patarimų, ir ypač tikrai daug iš personalo bendruomenės dalyvauja ir šiandien ir klausys, tai kaip jiems pamatyti tuos signalus anksčiau nei išėjimo prašymas, o B, kažką pabandyti dar pakeisti eigoj ir atsitraukiant į tą žmogų šiek tiek vėl atgal, nepaleisti. Taip. Na tai signalai, kaip jau sakiau, pratęsiu tą mintį, kad mes nekalbam apie asmenybinius dalykus, ar ne, mes kalbam, kad žmogus tarsi pradėjo veikti kitaip, arba jis kažkaip dalyvauti pradėjo kitaip. Nu, tai tas kitaip tai yra pasyviau, mažiau, tyliau, tarsi nerodo tam tikros energijos, ar ne? Tai vėlgi galim suprasti, kad mes visi žmonės, mes turime visus asmeninius gyvenimus, visokias situacijas. Gali būti įvairių priežasčių, gali būti tiesiog paprasti dalykai kažkokie namuose, ne, ir žmogus taip dalyvauja. Tai mes niekaip to nesužinosim, kol nemeksim žmogiško ryšio ir nepasidomėsim žmogaus situaciją. Tai čia šitoj vietoj irgi, kaip pasakyti, tokie prasideda ploni dalykai, kaip neužsipulti žmogaus, kas tau pasidarė, kas tau yra, tu netoks, ne, tai čia jau būtų blogi pavyzdžiai, ar ne, bet tiesiog pasidomėti. Klausyk, kaip tu laikais, kaip tau sekasi darbai, kas tau, ar energijos užtenka, o gal kažkas atima tą energiją, ar ne? Tai klausimas čia, toks tiek klausantiems savo,
Labai paprastas, galima popieriaus lape braukti brūkšnį per pusę ir vienoj pusėje surašyti, kas man suteikia energijos, tiek darbe, tiek nedarbe. Ir kas iš manęs ją atima, ne? Ir irgi išsigryninti. Tiesiog tai gali būti štai, kaip mane veikia padrasinimas, pagira, žodis. Ne? Mes visi žinom, kad mus skirtingi dalykai motyvuoja. Ne? Žodiniai dalykai jie motyvuoja tikrai stipriai ir apklausos rodo, kad kuo jaunesnės kartos atstovai, tuo jiems yra svarbiau prasmė, žodinis palaikymas. Ir čia gali būti štai susijusių dalykų su tuo tyliuoju atsitraukimu, jeigu kalbame vis apie jaunesnę darbo rinką, kad pinigai motyvuoja, ne tai, kad vis mažiau, bet santykė su kitom naudom taip mažiau. Ir atsiranda vis svarbiau, kaip aš jaučiuosi, kaip mes veikiam, kokia mūsų misija, ar mes dirbam prasmingus darbus, ar nuo to bus pasaulis geresnis. Ne? Tai gali būti tiesiog paprasti tokie dalykai. Tai gali būti ir, žinot, aplinka šauni, bet jeigu pats produktas, paslauga, niekaip nesusijusi su žmogaus prasmės įsivaizdavimu, laiko klausimas, kada jam tai gali pradėti strigti. Tai dabar jeigu pereit prie tų signalų, tai aš jau turbūt nemažai įvardinau, bet gali būti tokie užsitęsę kaip atsitraukimas nuo projektų arba akivaizdžiai matomos mažesnės pastangos įdedant jas, ar ne, galima tiesiog tikslinti. Pastebėjau, kad kalbėjom, kad tai atrodys vienaip, čia man kažkaip trūksta, gal tau kažkas sunku, ar ne, tai atliekant ar panašiai. Čia aš taip spontaniškai neruošęs žodyno sakau, nebūtinai tiksliai, bet bandau pasakyti, kad svarbu domėtis labiau tą platesniu kontekstu, ne tik darbo kontekstu, čia turbūt nieko naujo nesakau šiuo atveju, bet čia yra toks tarsi amžinas klausimas susitinkant senesniai kartai ir jaunesniai. Tai yra, kiek turi būti kalbama aplinkoj apie nedarbą, apie sveikatą, savijautą, apie emocinius dalykus. Tai iš mano perspektyvos, kad tai yra visiškai būtinos funkcionavimo, gero funkcionavimo temos. Jeigu aš nesu kažkoks ten visiškai fabrike varštelius dėliojantis, nors turbūt tokių darbų vis mažėja. Ne? Tai jeigu mes kalbam, kad vis daugiau darbai yra tokie, kur mes turim vis daugiau ryšių tarp žmonių, nes viską, kur tai nebūtina pakeičia robotai, intelektai ir taip toliau, vadinasi, lieka vietos, kur tai pakeisti vis sunkiau arba neįmanoma. Tai tada tie santykiai, jie tampa dar didesnės reikšmės negu anksčiau. Ir jeigu tie santykiai, tai aš išskirčiau čia turbūt santykių su kolegom, su vadovais, su savininkais, kaip tą būtent žmogiškai santyki, koks jisai yra, ir išskirčiau prasmę kaip paslaugos, produkto, organizacijos, krypties, kokia jį yra. Ir čia turbūt daugiausiai slypi atsakymų šiuose vietose. Aš atsimenu vieną mano bičiulį, dirbantį dideliai korporacijai, kuris pakeitė iš mažos įmonės į didelę korporaciją, gana aukštose pareigose, IT sektoriui. Ir jisai man dalinosi, jis padirbęs 3 ar 4 metų, vėl grįžo į mažesnę kontorą. Ir jisai dalinosi, ko jisai nepakėlė. Man tai buvo irgi įdomu išgirsti, kad sako, aš bedirbdamas atradau vieną vietą, per kurią gali kompanija stipriai sutaupyti. Ten kalba eina apie kažkur 1 milijoną eurų pajamų. Vien dėl jo pastebėto pokyčio, kurį jis inicijavo, ten truko keletą mėnesių jį įdiegti. Ir jisai sako, ir žinai ką, ir man nieks ačiū nepasakė. Tai čia aš jau tą istoriją nešiojos gal kokie 4 metai, tokį prisiminimą iš tokios istorijos. Ir jisai sako, man kažkaip, man tų pinigų, sako, užtenka, aš galiu ir ten tos pinigus tokius pačius uždirbti, ir ten, bet aš ten, tai jaučiuosi visai kitaip, ne? Tai
čia aš va tokią nešiojuosi istoriją, kaip būtent tos prasmės jausmo, tokio jautimo, aš kaip žmogus, kokią aš čia, na, prasme, vertę kuriu apskritai. Ir dėl to, kaip klausiau dalyvių įžangoj, nors suformulavom klausimą prasmė darbe, aš dar jį išplėščiau prasmė apskritai, kaip aš ją jaučiu, kaip prasme. Ir jeigu, žinot, čia gal jau kertasi su psichologinio konsultavimo asmeninio labiau temom, bet jeigu žmogus nejaučia apskritai gyvenime prasmės, tai, nu, jam dar sunkiau bus ją rasti, tuo labiau darbe. Tai ta prasmė yra toks kaip didelis katilas. Prasmė gyventi, tada prasmė dirbti, tada prasmė tame darbe atlikti tam tikras užduotis ir siekti to. Tai viskas prasideda tokiu peltuvėlio principu. Tiesa. Aš jeigu teisingai girdžiu, tai reiškia, du pagrindiniai dalykai pastebėjimui, tai yra visų pirma stebėti pokytį, kaip buvo ir kaip yra, ir antras dalykas kalbėtis, nes tik tada gali jau apčiuopti, ar tikrai tai yra trumpalaikis ar ilgalaikis procesas, ar jis susijęs su asmeniniu gyvenimu ar su darbiniam patirtim. Tu prasme, kad tada tu jau gali įsigilinti. Ir aišku, kuo stipresni ryšiai organizacijų užmėgsti, tuo lengviau bus tą pokalbį netuščioj vietoj pradėti, ar ne? Ta prasme, kad jis jau ant kažko tai statosi, gal mes net ir esam kažkokie draugai ar pažįstami ir aš daug lengviau pastebėsiu tos signalus ir mano klausimai asmeniniai bus daug lengviau priimti turbūt, kad kas čia nutiko, ko tu čia dabar eini ir klausi. Ne, taip pat klausiu. Ir vakar klausiau, arba rytoj domėsies. Būtent. Galim netgi testą tokį spontaninį pagalvoti. Parenkam kokią nors klausimą, nu, pavyzdžiui, Vidmantai, kaip šiąnakt miegojai? Ar gali atsakyti šitą klausimą? Nu, kaip išsimiegojai šiąnakt? Pabudau anksti susapnavęs kažkokį sapną ir po to nebegalėjau užmigti. Tai nebuvo ten super nakties vidurys, bet anksčiau neįprastai. Šiaip keliai miegojau, vakar sportavau, tai toksai jaučiausi visai pavargęs, bet pabudau anksčiau ir po to pradėjo kažkokios mintis suktis, nebeužmigau. Taip, tai ačiū už atsakymą, mes matomės trečią kartą gyvenime ir štai aš tau galiu užduoti tokį klausimą, ne? Aišku, čia mes ganėtinai drąsiai galime eiti turbūt beveik bet kokį klausimą, bet aš iliustravau, kad galim patirinėti, kuriem žmonėm, pavyzdžiui, darbo aplinkoje, aš galėčiau užduoti tokį klausimą ir kaip jis nuskambėtų. Ar tai ne, arba kokį kitą, čia aš dabar šitą spontaniškai sugalvojau, arba kokį kitą apie jo laisvalaikį to žmogaus, apie jo šiaip savijautą. Ir aš patiriu, kad labai skirtingai vieni sako, tai mes nuolat apie tai kalbam, tai prie kavos ten kažkaip. Kiti sako, ne, tai čia koks mano reikalas, kaip jisai miegojo, tai čia, nu, čia kaip čia, ką čia pagalvos, ne? Privatumas, jau čia visi reikalai. Tai va čia ir atsiskleidžia, tai kaip ir sakai, kad jeigu aš apie tai bendrauju, nu čia nebūtinai apie miegą, bet jeigu mes kaip žmogus su žmogumi turime ryšį, man bus žymiai lengviau ir pasidalinti tais savo nepatogumais, kurios patiriu dirbdamas darbe. Man bus žymiai lengviau pasakyti, kad, nu žinai, nu jau 3 kartus siūliau tą idėją, blemba koks nusivylimas mane užvaldo, kai nu visiškai jaučiuosi negirdimas, ne? Ok, pasikalbam, klausyk, kaip čia taip, ne? Ir jau atsiranda vietos šitą spazmą jį išspausti, ne? Jį kažkaip, nu, išleisti. Tai mes kalbam, kad kuo kultūra yra mažiau parengta tam, tuo yra daugiau šansų, kad aš nutilėsiu. Nes aš neturiu, aš žinot, galiu kitą pasakyti, dar tokį asmeniškesnį. Vakar vedu mindfulness grupę Lazdynų ligoninėje ir ten gydytojai medituojam, mokomės to susikaupimo ir panašiai. Ir viena iš dalyvių vakar dalinosi tokia situacija, nu, jinai jau prieš savaitę dalinosi, vakar pakartotinai, kad ji labai ilgisi apsikabinimo su namiškiais, kai jie grįžta namo.
nors jo sūnus, jisai grįžta namo, jis jau yra vyresnis paauglys. Ir sako, iki COVID, kai jis dar buvo mažesnis, mes visada susitikę apsikabindavom, na, va taip pasitikdavom, toks buvo pavyzdys. Ir sako, tas COVID'as, jis sako, mes net su tom kaukiam ištisai, kadangi gydytoja grįžta iš darbo, net vengdavo santykio su artimaisiais, kad jų neužkrėsti ir panašiai. Ir sako, po COVID'o, kadangi čia truko dar keli metai ir tas vaikas paaugo, jis jau paaugliu tapo ir tas įprotis tarsi toks dingo ir dabar žmogus dalinasi apie savo vaiką, kuris yra paauglys ir sako, man kažkoks barjeras, aš negaliu jo net apkabinti, nes jis grįžta, sako, toksai ten panardinės galvą į savo kambarį, savo reikalai ir sako, negaliu. Ir žinote, štai, man tai yra, atrodo, wow, ane, tai eik ir apkabink, ane, savo vaiką, bet, atsiranda barjerai ir tada žmogus tyli, neša savyje, dėl to išgyvena. Ir tai tampa labai gyvenimo kokybę mažinančių faktorium. Tai čia aš jums pasidalinau pavyzdžiui štai o ką kalbėti apie organizaciją. Tai ten tik kokį gauk vieną kitą netinkamą komentarą, užtildyk žmogų keletą kartų, nežinau, prieš kitus žmonės pastatyk į nemalonę padėtį ir galiu aš tai padaryti nejučia, ypač jeigu aš kaip vadovas ar aš kaip grupės dalis kokios stokoju emocinės brandos ar intelekto ir štai tie santykiai virsta tokie, kalbėkime apie darbą, o ne apie emocijas. Galvoju, kad irgi pareflektuojant, ką paminėjai apie pastebėjimą žmonių ir arba padėką, galbūt čia galėtume mes visi prisimti atsakomybę, ne tik palikti tiesioginiam vadovui ir personalo vadovui, bet galvodami apie kitus kolegas, draugiškai, mes turim šansą. Ir mes, jeigu mes, kad ir sėdėm vienam kabinete ir aš mačiau, kaip mano kolega kažką padarė geriau, siūlė. Ir net jeigu tai nepasitvirtino ir aš galėčiau asmeniškai jam ar padėkoti per pagirti, šiaip gerą dalyką tu pasiūlai. Gaila, kad nepraėjo, gal kitą kartą, žinai. Ir jau būtų didžiulis, aš galvoju, didžiulis postūmis tam žmogui, kad, kažkas pamatė, arba kažkam tai patiko. Tai čia toks pamastymas galbūt visiems dalyviams, nepriklausomai kokioj pozicijoje mes esam, kad mes turim galimybę ir pastebėti, ir padėkoti. Ir čia irgi apie tas pačias padėkas mes tokius tyrimus darom ir kiek žmonėms dėkoja darbe ir liūdnoka situacija. Lietuvoje 19% žmonių nėra girdėję padėkos iš vadovo niekada gyvenime. Wow. Niekada, o 11 dar rečiau nei kartą per metus. Tai trečdalis labai labai retai girdi padėkas iš tiesioginių vadovų, bet aš galvoju, bet mes kaip kolegos, mūsų padėka yra, gal skirtingo svorio, bet jis svarbi. Tai čia turbūt galvokim apie tuos ir paralelinius ryšius, ne tik vertikaliai aukštyn ar žemyn, bet kaip mes viens kitam galim padėti šalia, pastebėti, padėkoti. Ir tai irgi turbūt tą tylos įtraukimą turėtų mažinti. Aš dar galvoju apie patį personalą, pagalvokim ir pasikalbėkim apie žmonės, kurie padeda visiems kitiem, bet o kas padeda jiems? Ir tai patys, ar personalo darbuotojai, personalo skyrių darbuotojai, ar jie ir nėra kokiai padidintos rizikos grupiai, ar jiems netenka tas emocinės kempinės vaidmuo, kur jie sugeria kitų problemas, o kaip mano problemos. Kaip pats vertini apie HR sritį ir joje dirbančiuosius, kaip jiems tas tylusis perdegimas, ar labiau gresia, ar nelabiau, ar jie tokie patys. Apskritai perdegimas akivaizdžiai gresia labiau, nes pats perdegimo ir terminas atsirado, o štai ten prieš 50 ar 60 panašiai metų, būtent kontekste žmonių, kurie padeda kitiem. Tai iš esmės visos profesijos, gydytojai, pedagogai, psichologai, HR specialistai, iš esmės visi, kurie dirba su pagalba kitiem žmonėm, jie yra rizikos zonoje jau iš karto. Tai
čia akivaizdu, apskritai kalbant apie perdegimą, apie tą kalbant tylųjį, manau irgi, nes, na, manau, čia labiau manau nei žinau, kad jie dažnai yra aktyvūs savo tokias asmeniniu būdu. Dažnai šiaip HR žmonės jie yra tokie labiau žmogiški, ne? Jie labiau tuos ryšius patys vertina ir patys jais vadovaujasi. Tai galima iškart iš to spręsti, kad jiems patiems tai yra irgi svarbiau. Jie tikrai pastebi tuos niuansus labiau. Tai yra tokio švelnaus bendravimo arba tiesiog tokio žmogiškumo labiau, ne? Tai aš manau... Matijos tiesiog turi daugiau. Taip, visiškai. Jie dėl to dažniausiai ir dirba tą darbą, nes jie labiau jam tinka, jiems patiems labiau patinka ir tai yra natūralu. Aš pas save kažkaip akimirką pagalvojau irgi, kad rinkausi, atsimenu, profesiją, įsisąmoninęs, kad mano stiprioji pusė yra bendravimas su žmonėm iš esmės. Tai dėl savo tam tikrų savybių arba veikimo. Ir tai jeigu aš tą moku, mėgstu daryti, man reiktų tai ir įdarbinti. Ne? Tai bandau pasakyti, kad taip, tai akivaizdžiai šituose sektoriuose dirbantys žmonės turi daugiau rizikos. Ką jiems to daryti? Pirmiausiai turbūt suvokti ir pripažinti, kad mes dirbame ne tarp tokių pačių žmonių. Ir mes turim pasitikti žmonės ten, kur jie yra, o ne ten, kur aš noriu, kad jie būtų. Vadinasi, jeigu aš ateinu pas, nežinau, kokį štai vadovą, kuris man niekada nepasakė ačiū, ar niekada nepagyrė, tai aš turiu suvokti, kad čia nėra mano problema. Bet tiesą sakant, gal net ir ne jo problema, ta prasme, kad čia lengva pereiti į tokį, kažkokį kaltinimą ar kažkokį smerkimą, vertinimą. Tiesiog suprasti, kad žmogus iki šiol, jis taip funkcionavo, kad jam to, labai aiškiai neprireikė, arba jis tiesiog funkcionavo ir be to. Čia tokį pakomentavimą pasakysiu, kad mūsų bet koks elgesys, jisai visada yra arba pastiprinamas, arba nepastiprinimas. Tai yra, jeigu mes giriame vaiką už kažką padaryto, tai mes didinam tikimybę, kad jis tai kartos. Jeigu mes baudžiame, mes mažinam tikimybę, kad jis tai kartos. Lygiai tas pats vyksta ir mūsų kasdieniuose santykiuose. Jeigu man tai labiau patiriu naudingų būdų, aš noriu kartoti. Tai kokios edukacijos kartais gali reikėti štai iš HR žmonių toje aplinkoje, kur žmonės nesako padėkų ar pagirų ar neskatina, tiesiog įvardinti, kad tai yra labai stipriai kitus veikianti priemonė. Tiesiog galima edukuoti žmonės ir sakyti ir nebijoti pasilikti galbūt po susirinkimo ir pasakyti vadovui komentarą ar kitam, žinai. O tai, ką pasakėjai, aš suprantu, kad tu pasakėjai taip, kaip tu galvojai, aš tik norėjau tau pasakyti, kad aš mačiau iš šono, kad tai labai veikia, nežinau, Juozą, Petrą ar Aldoną, tai yra, kad tai padarė poveikį. Ir galima paklausti, ar tu siekiai tokio poreikio, ar ne? Ir gali sakyti žmogus, tai aš tiesiog sakiau, kaip aš galvoju. Ne? Tai puiku, kad tu sakai, kaip tu galvoji, bet turėk mintį, kad tai veikia kitus, nebūtinai tuo būdu, kuriuo tu nori. Ne? Ir galbūt čia verta tą temą pavystyti ir pakalbėti. Tai HR žmonėm tikrai verta suvokti, kad mes nešam toj srity dirbantis svarbę tokią ne tik tiesioginių pareigų savo dalį, bet ir tokio ne tai, kad edukavimo, bet iš esmės tokio palaikymo ir tiem, kuriem reikia palaikymo visai kitų būdų. Tai reiškia informuoti, pasakyti iš šono, nebijoti pasakyti iš šono, nes mes galim bijoti, kaip aš dabar pasakysiu, kad čia kažkaip netinkamai pasakė arba per grubiai pasakė. Ne? Galim pabandyti. Tai jeigu kalba apie perdegimą, ką aš minėjau pradžioj, kad tai yra apie užsitęsusi kažką,
Tai kad tai neužsitęstų, vadinasi, man reikia keisti elgesį. taip. Tai yra, jeigu aš kartoju tą patį, tai ir tęsiasi. Tai jeigu aš nutyliu, nu tai tęsiasi. Vadinasi, galbūt aš galiu pabandyti pasakyti. Tai aš nežinau, na, čia gal universaliai sunku tos patarimus dalinti, bet galbūt verta eksperimentuoti, pasakyti, informuoti, kaip tai atrodė iš šono, pasakyti, kad tai nebūtinai tas rezultatas, kokio buvo siekiama. Ne? Nes kartais gali būti, žmogus nori, nežinau, paskatinti ir sako, nu, žiūrėk, nepadaryk klaidos, ne? Bet jis nori, kad būtų gerai. O kitam tai veikia priešingai, jis iškart susigūžia ir galvoja, eina savo, tai aš negaliu padaryti klaidos. Ne? Geriau net nebandyti. Geriau net nebandyti. Taip. Na taip, aš dar norėčiau paskatinti žmonės rašyti savo klausimus į čatą ir galėsim tada ir juos atsakyti. Aš tai klausimų turiu ir man šita diskusija tikrai atrodo įdomi ir svarbi, nes va tą, ką paminėjai apie personalą ir kaip galėtų edukuoti kitus, ar galėtų vadovai arba tie patys personalo profesionalai kaip kurti psichologinį, pavyzdžiui, tą saugumą, kad galėt pasisakyti, net ir savo patiems, kad galėt pasakyti, bet kad žmonės nesitrauktų tyliai, o kad jie pasikalbėtų su kuo nors, nes dažnai tas sprendimas gali išlikti viduj, tavo viduj, tu tą nurijai tą gumulą ir užtilai. Taip, taip. Kaip sukurti aplinką, kurioje tai vyktų rečiau, kažkokius kultūrinius gal dalykus diegti arba, nežinau, gal kokias kitas iniciatyvas galėtų pasamprotauti, galėtų žmonės. Taip, jeigu sutrumpintai pasakyti, kad saugumas kyla, nu, aš išskirčiau du tokius esminius faktorius. Tai vienas dalykas, kad mane priima tokį, koks aš esu, ta aplinka, man nereikia įdėti pastangų, kuriant apie save kažką, kažkokį, nežinau, įvaizdį, būti kažkokiu. Ne, aš esu savim. Tai nereiškia, kad aš, nežinau, kažkokiam taisyklėm nesivadovauju bendrom ten ar panašiai. Tai nereiškia, bet aš esu autentiškas. Man nereikia pastangos būti kažkokiu. Tai vienas punktas ir kitas punktas, man nieko nebus už klaidą. Ne? Arba galima atvirkščiai, mes švenčiame klaidas. Galima ofise pakabinti varpelį, tokį iš sendaikčių nusipirkti varpą, tokį, kur paskambini, žinot. Ir kai kas nors padaro klaidą, eina paskambinti tuo varpu ir visas ofisas ploja, ne? Pavyzdžiui. Ne? Tai čia aš bandau labiau, galima ir praktiškai tai padaryti, bet aš labiau bandau perteikti emocinę žinią, kaip turėtų būti priimta klaida. Ne? Kad mes laukiam to, laukiam, kas suklys, kas pirmas, davai kas greičiau. Ne? Ir aišku, ne kiekvienam darbe, dabar pagalvojau vakar, kai chirurgai pas mane ateina, gal aš to labai ir nelinkėčiau tokiu būdu, bet čia išimtis, apskritai leisti klysti, leisti savo klysti yra labai labai, svarbu. Nes neleisti savo klysti, aš iš karto įsitempiu, iš karto man sunku. Tai legalizuoti klaidą ir leisti būti koks esi. Tai du svarbiausi dalykai. Ir tada galima galvoti, kaip organizacijai tai skatinti. Kiek tas kitokiškumas yra mums savas. Galvoju, gal ir įdomus būtų klausimas. Ar vadovas, arba kada vadovas galėtų irgi pasakyti klaidą, savo pripažinti, kad, pavyzdžiui, neleidau pasisakyti kažkam, užkirtau, nutraukiau žodį, paneigiau, neišklausęs iki galo faktų, neištraukiau, neįsigilinau į situaciją, nusisukau ir ten nuėjau. Ir šitie visi, jie gali vesti, tokie, atrodo, nedidukai veiksmai, o gali vesti prie to žmogaus rezultatyvaus, gero profesionalo, gero darbuotojo, lojalaus. Jis sako, matai, kaip gaunas. Tiesą pasakius, aš apie tą, kad geriausi jie ir padėkos, ir pripažinimo, nes jie daug daro ir kartais jie taip ir pasako, kad, dariau tą papildomą kažkokį darbą. Niekas nepamatė, niekas netkreipė dėmesio arba net
paneigia greitai. Nu, vat, Taip, tada taip, taip. liūdniausia būna. Jo. Labai, labai geras, Vidmantai, dar tas trečias vat, punktas pridėtas tavo, kad tas, kas turi, yra daugiau kažkokios galios ar sprendimo pozicijoje, pavadinkim, kad jis rodytų va, tą savo na, žmogiškumą, kuris atsiskleidžia apie klaidų tokį atvirumą. Čia net labai tas svarbu, čia apie vaikus užsimenu, bet tas svarbu ir, manau, daug kas vaikus augina, labai aktualu, kad tėvai rodytų, kad jie irgi suklysta, pavyzdžiui, savo vaikam. Nes ypač mokyklinukai ruošiasi egzaminam ir panašiai, ir mes taip natūraliai skatinam ar net tų gerų rezultatų. Žodžiu galim pasakyti, ai, žinai, nieko tokio, jeigu šitą nepasiseks, bet labai svarbu, kad vaikai irgi matytų, čia irgi atitikmuo ir organizacijai, kad matytų, kad štai klysta ir tėvai, ir vadovai, ir kolegos, ir viskas su to yra gerai. Tai yra visiškai normalu. Tai labai svarbus tas pavyzdys. Tikrai taip. Na, taip. Mums liko 5 minutės, tai dar kokį vieną kitą klausimą, žmonės klausimų nerašo. Taip, nors jų matau nemažai. Yra, Kodėl tokie tylūs, mėlyjeji? Gal Laura kelia ranką, matau. Prašau. Aha, Laura paklausė. Ar negalėjimas atlikti visko, ką norime, yra mindset dalykas? Man atrodo, nemažai žmonių, kurie yra daug pasiekę, jie pakelia daug. Ir taip sudaro įspūdį, kad įmanoma ir tai yra pagrindė tam tikro mąstymo ir tikėjimo dalykas. Taip ar ne? Ir dažnu atveju sunku suvokti ribas. Galbūt reikia surasti tą mąstymo formą ir tikėjimą, su kuriuo ateina jėgos. Čia viskas, Vidmantai? Jo. Kažkodėl prisiminiau knygą, kurią labai rekomenduočiau, tarp kitko, iš klausimų šią prisiminiau, nes klausia, ar taip ar ne, nu čia tokie spastai, nu gali būti ir taip ir ne šiuo atveju. Žinoma, kad mes, kurdami savo daugiau ambicijos, daugiau siekia, mes daugiau galim ir padaryti, bet galvoti, kad mes visada padarome tiek, kiek norim, tai ne, tai atsakymas ir taip ir ne. Ir knyga, kurią rekomenduočiau, Tobulumo spastai, Tomas Kuran, nemokamai jinai randama internete, legaliais būdais, Swedbankas išvertė ją. Tai yra ir audio knyga, ir PDF-as. Tai nuoširdžiai rekomenduoju, jinai irgi labai sveika knyga susivokti, kiek aš galiu ir kiek aš negaliu. Ir va šiandien, ką irgi kalbėjau apie tai, kad aplinka, jinai man taip, jinai gali padėti, gali nepadėti, bet aš visada šiaip jau esu ribotas kaip žmogus. Ir šitą nepriimti būtų didelė klaida. Aš tada irgi įveliu save į labai didelio spaudimo sąlygas. Ir tas didelis spaudimas, kurį aš sukeliu pats savo, arba ta kultūra tokia užvaibinta, žinot, kad čia, čia mes viską galim, jinai mus graužia stipriai, nors momentiškai gali atrodyti, kad motyvuoja. Tai rekomenduoju tą knygą. Tikrai puikiai knyga, aš dar pasakyčiau, kad gali būti net tokios situacijos, kai žmonės tie rezultatyvus ir profesionalai, gali būti, kad jie net ir dar ir pasiekia, net ir apdovanojami už ką nors, jie jau viduje dega, o jie vis dar varo toliau, maždaug, iš tokios inercijos, bet tai turbūt turi savirefleksija, atpažinti, suprasti, pastebėti šalies. Ir kitas klausimas, kaip susitvarkyti su perdegimu asmeniniu ar darbiniu, kai neturi pas ką nueiti pasikalbėti, pavyzdžiui, verslų savininkams, kurie įsitraukia į kasdienės veiklas darbe ir dažnai jie jaučiasi labai vieniši. Neturiu kur nueiti pasikalbėti, yra mąstymo klaida, nes klausimas, kiek aš domėjaus ar ieškojau, kur aš galiu nueiti, tai visada yra galimybė rasti, su kuo pasikalbėti, tiek individualiai, tiek yra įvairiausių vadovų klubų ir tikrai įvairių jau šiais laikais tai visokiausių formatų.
Ir tai aš siūlyčiau pradėti nuo susikalibravimo šito teiginio, kad aš neturiu kur nueiti. Tai ne, tu turi kur nueiti, bet kažkokios priežastys neleidžia to padaryti. Tai pasakyti savo, kad jo, aš noriu rasti kur nueiti. Ir čia jau būtų visai kitas atspirties taškas. Galvoti, kad mano pozicija arba mano situacija yra išskirtinė ir niekas su tuo nesusiduria ir man čia kažkaip reikia unikaliu būdu rasti būdą išspręsti, irgi yra mąstymo klaida. Yra daugybė panašiai gyvenančių žmonių, mes visi kažkuo labai panašiai gyvenam, net ir atrodant, kad labai skirtingai. Tai irgi bandau sudaužyti pirmą tą plutą, kurią girdžiu pačiam klausime, kad nėra kur nueiti, čia tik man taip, nėra variantų, visada yra variantų, visada yra viena galimybė daugiau, negu mes sugebam sugalvoti dabar. Ne? Tai sakau tą mintį, kuri palieka mano protą aktyvų. Čia ne tai, kad sugalvoti man reikia kažką vieną geriausią dalyką, man tiesiog reikia nenustoti ieškoti tos pagalbos, kurios jaučiu, kad man reikia. Ir tų pagalbų tikrai yra įvairių. Taip, pritariu, kad yra panašių žmonių į tave ir kai pradedi kalbėtis, pats truputį šiek tiek atvirumo parodai, Taip, tai dažniausiai tu gauni ir atgal. Aš pats esu taip, irgi vadovas ir verslo savininkas ir yra tų ratų. taip, Ir kitų verslų, ir draugų rate, taip. ir tiesiog šiek tiek pirmą žingsnį padarai ir Mhm, dažnai ir gauni ir atgal. taip. Mūsų laikas baigėsi, šiaip tikrai ačiū labai Pauliau už daug ir tokio gilaus pasvarstymo ir nėra vienareikšmio atsakymų, matos šitoj temai, reikia tiesiog gilintis, gal su viena kokia mintim paliktum personalą arba kitus dalyvius, arba per vat įmonių organizacijų personalo skiriaus atstovus, ką išsinešti apie tylų Mm. perdegimą. Mm. Kad tyla yra irgi pasirinkimas. Tai klausimas, ar mes jį sąmoningai renkamės. Ačiū, iš tikrųjų ir priverstų turbūt visus mus pasigilinti ir į savo asmeninės Mhm, situacijas ir pareflektuoti, susirašyti, nes šiaip tylus perdegimas, man atrodo, dažnai yra ne apie silpnus žmonės, jie būtent apie stiprius, kurie ilgai mhm, tempia, ilgai mhm. gali ir Daug nori. daug nori, daug užsibrėžia. Ir tada tas klausimas yra nebūtinai, ar tai patvyksta pas mus, arba manyje, bet ar anksti pastebim, kokie signalai ir kaip dar sugebam ištiest ranką savo arba kitam, kad to išvengti arba išlipti iš to. Tai ačiū labai Pauliau, ačiū labai Ačiū. visiems prisijungusiems. Visi gausite ir įrašą šio webinaro ir visi užsiregistravę gaus įrašus. Kviečiame sekti mūsų MELP LinkedIn paskyrą ir jungtis ir prie ateityje vykstančių webinarų. Tai darom įvairiomis kalbomis, įvairiausiamis temomis ir ačiū, kad dalyvaujate. Ačiū. Dėkui ir iki. Viso geriausio.